Jaunos šeimos svajonė įsikurti naujuose namuose baigėsi tragedija. Vieną naktį į Kėdainių rajone esantį Pašilių kaimą skubėjo gausios ugniagesių gelbėtojų pajėgos. Čia atvira liepsna degė gyvenamasis namas. Kaip vėliau paaiškėjo, namas priklausė jaunai 4 asmenų kėdainiečių šeimai, kuri ketino šiame name apsigyventi. Dar liūdniau, kad namas buvo padegtas, nes rasta apipilto degaus skysčio ženklų. Gaisro metu nudegė namo stogas, aprūko ir buvo sulietos vandeniu namo sienos bei namų apyvokos daiktai. Namas buvo jau beveik paruoštas jį atsikraustyti. Šeimai namo gaisras sukėlė didelį šoką. Po gaisro jį prašė visuomenės pagalbos, nes namas nebuvo apdraustas. Tai reiškia, kad jauna šeima prarado savo turtą, dėl kurio daug dirbo ir ilgai taupė. Ši istorija yra labai liūdnas, bet neretas gyvenimo pavyzdys, kaip draudimas galėtų apsaugoti nuo visiško turto praradimo.